Garbė Jėzui Kristui. Kai Dievas su mumis, kas prieš mus. Aš susirašiau sklerozę paskutiniai stadijoje, kad nenuklyščiau. Pirmiausia, labai nuoširdžiai dėkoju visiems čia susirinkusiems, visi be galo garbingi žmonės, už parodytą dėmesį, už man labai brangų įvertinimą. Buvau tiesos pusėje slogiais sovietmečio okupacijos metais ir dabar stengiuosi laisvoje Lietuvoje išlikti toje tiesos pusėje. Siekdama tiesos ir teisingumo, žiūrėkit, matau be akinių, taip kovoju už laisvę. Laisvę nuo melo, nuo baimės, nuo kitaminčių persekiojimų, nuo prisitakėliškumo ir veidmainystės. Dievas yra tiesa, gerai, šitą palenkti, ačiū. Dievas yra tiesa ir tiesa mus išlaisvina. Norėčiau čia iš Evangelijos vieną mažą straipsnelį, nes tai yra Dievo žodis, kuris stiprino tūkstančius partizanų, Sibire esančių. Tikrai Dievas buvo mūsų jėga, stiprybė, džiaugsmas. Čia Švento Jono Evangelija. 3, 19, 21. Čia, kas netiki viengimio Dievo sūnaus, teismo nuosprendis yra toksai. Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų jo darbai atlikti Dieve. Citatą baigiu. Daug skaudulių ir neteisybės matau šiandieninėje Lietuvoje. Prašau man atleisti, kad čia mums visiems taip brangią dieną. Dabar su jumis pasidalinsiu ne džiaugsmais, o tuo, kas man neduoda ramybės, neleidžia visą širdimi džiaugtis Lietuvos laisvė. Tikriausiai nujaučiate, kad kalbėsiu apie tragišką laisvoje Lietuvoje gimusios Deimantės Kedytės likimą, kuriame kaip vandens lašelė atsispindi Lietuvos teisingumo situacija, dėja labai liūdna situacija. Niekada neužmiršiu šiurpaus 2012 m. gegužės 17 ryto, kai valstybės vardu, dalyvaujant 240 ginkluotų ir kaukėtų pareigūnų, iš gimtųjų namų, kur užaugo, buvo išnešta klykianti, laužomom kojom. Tuomet 8 metukų Deimantė Kedytė, o atėjęs sergėti nuo pražūties, vien Lietuvos himnu ir malda apsiginklavę žmonės, kaip sausio 13 mes čia prie Seimo, pažeminti, suluošinti, o dabar jau ir nuteisti, ir dar teisiami. Be galo gerbiama moteris Laima Bloznelytė Plešnienė, apie kurią čia Seime amžinatilsį Algirdas Patackas su priesaika pasakė: garbės žodis. Aš ją pažįstu 50 metų. Geresnio, kilnesnio, doresnio žmogaus savo gyvenime nesutikau. Sušaudyk, ji nemeluos. Ir jie iki šiol tampo po teismus. Iš universiteto išėjo, ji onkologė, ji 1000 žmonių padėjo gyvybę išgelbėti, pagelbėjo lygoje. Jie kviečia Prancūziją, kviečia Angliją, konsultuojasi. Augina 7 vaikus. Jos tėvelis buvo politinis kalinys, sąžinės kalinys, Magadane 15 metų. Per teismus buvo globojamas, metus sirgo ir mirė. Mamytė 90 metų. Buvusi irgi gydytoja. Ir tuose teismuose aš dalyvauju. Ir žinot, taip, Laima teisme man 100% primena Kristų pas Pilotą. Bet labai skaudu, kad teismuose 5, 6, daugiausiai 12 žmonių.
Kodėl mes tokie abejingi? Kodėl mes tokie abejingi kitos skausmui? Tie žmonės tikrai patys piliktiškiausi, tie, kurie kaip sausio 13 stovėjo plikomis rankomis prieš okupanto tankus. Ir dabar jie bandė apginti tą nekaltą kūdikį, kada net ir prokuroras pasakė, jo nuosprendis buvo mergaitės, už rankytės su Stankūnaite išeina iš jos gimtųjų namų. Visi matėm, kaip jie lauždami kojom išnešė. Gerbiama prezidentė pažadėjo ištirti, ar iš tikrųjų buvo smurtas prieš ją panaudotas. Man atrodo, kad atsakymo nebuvo. Deja. Taip, valstybės vardu įvykdyta liudininkės pašalinimo operacija, Deimantės kaip liudininkės prieš prievartautojus, pavadinta vaiko grąžinimu motinai. Tokiu būdu, nesprendus baudžiamosios bylos, prievartos auka buvo atiduota asmenims, prieš kuriuos jį liudijo. Ir teismuose visi įrodymai. 4 komisijos pripažino, buvo vaikas tvirkintas. Nemeluoja, nefantazuoja. 3-4 metų mergaitė negali fantazuoti ir nemokės papasakoti to, ko jį išgyveno daugelį kartų, ne vienkartiniai. Po šio mane labai sukrėtusio brutalaus neteisybės aktų, kuriame dalyvavo 10 kartų daugiau ginkluotų pareigūnų, negu neutralizuojant teroristą Bin Ladeną. 240, o ten 20 buvo. Visuomenė mergaitės daugiau nematėme. Juk net nuteistiesiems iki gyvos galvos galima matyti su artimaisiais, bet Deimantėlei ir jos senelėms tokia teisė nesuteikta. Ne vieną kartą lankiau Deimantėlę jos gimtuose namuose Garliavoje, kalbėjausi, meldžiausi kartu su ją, kartu su minėmis, gegužinės pamaldos vykdavo vakarais. Ir ji prie manęs prisiglaudus be špargės giedodavo Marijos litaniją. Todėl galiu atsakingai paliudyti, kad mergaitė čia jautėsi saugi ir laiminga, mylėjo savo senelius ir tetą Neringą. Ir pati buvo be galo mylima, prižiūrėta, guvi, bendraujanti, turėjo didelį būrį bendraujančių draugų, pusseserių, su kuriuom žaidė klasė, dudavo šitą fleitute ir taip toliau. Nu, žodžiu, vaikas buvo be galo guvus, labai gražiai fotografavo. Jai buvo 8 metai. Kas atsitiko Deimantei, iki šiol nežinome. Jau beveik 6 metai, kai jos niekas iš anksčiau pažinojusių, su jie bendravusių, nematė ir negirdėjo. Tiesa, iš karto po pat mergaitės pagrobimo viešoje erdvėje pasirodė filmukas, kurį ir aš mačiau, kuriame kažkokiomis medžiagomis apsvaiginta mergaitė, žiūrėdama į savo rankytę, stebėsi ir klausė grečia esančios mamos. Kodėl pas mane 8 rankytės? Galvytė nesilaiko, seilės bėga. Kiek vėliau Lietuvos rytas, taip kitkai išvadinęs mane terorizmo garbintoje, už tai, kad kartu su kitais pilietiškais Lietuvos šviesuoliais gyniau valstybei daugelį metų persekiotą kitą Lietuvos kankinę, vėliau aukščiausio teismo visiškai išteisinta Eglė Kusaitė, ėmė spausdinti suklastotas Deimantės nuotraukas, taip siekiant suklaidinti tiesioginiai Deimantėlės nemačiusią ir nepažinojusią visuomenės dalį, kad atseit mergaitė sveika ir žvali. Iki šiol joks pareigūnas, taip pat ir mergaitės, paėmė organizavęs tuometinis policijos generalinis komisaras, o ne premjeras čia sėdintis, neprisėmė atsakomybės už valstybės nevasaugomą, o iš tiesų tai visiškai izoliuota mergaitė, kuri šiuo metu jau galėtų ir interneto erdvėje bendrauti. Deja, internetas tyli. Visus tos 5,5 metų nuo mergaitės pagrobimo iki dabar jos likimu susirūpinę piliečiai žadino visuomenę ir reikalavo iš valdžios pareigūnų bei institucijų tiesos apie Deimantės likimą.
Pirmą pusmetį rinkdavomės kasdien, vėliau kelis metus paeiliui kartą per savaitę, dar vėliau iki dabar, kiekvieno mėnesio 17 dieną, su didžiuliais užrašais tiesos, su plakatais. Renkasi ir piekituoja prie prezidentūros, prie savivaldybių ir kitų valdžios įstaigų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tačiau viskas veltui. Atsakingi pareigūnai niekaip į tai nereaguoja, atsirašinėja arba tyli, kaip ir laisva save vadinanti didžioji žiniasklaida. Šios analogų Lietuvos istorijoje neturinčios daugiametės pilietinės akcijos atžvilgių yra vykdoma totali informacinė blokada. Apie ją sutartinai metų metus nieko nerašo didžioji žiniasklaida, nerodo nei viena televizija, tyli radijas. Tada, kad mes demonstracijai prašom tiesos ir kur deimantė. Tad noriu jūsų paklausti, kas čia? Ar tai ta laisvė, dėl kurios mes negalėdami gyvybės aukojamės 1991 metų sausio 13? Bet nesunkiai perskaitysime įtakingų žurnalistų niekada nemačiusių mergaičių, nebuvusių Garliavoj, nepakalbinusių nei jos artimųjų, piktus, neišmanimo, neapykantus, pritvinkusius postringavimus, apie violetinį rūką, temdant akis ir apie tai, kaip laisvės premija pateko į Garliavos patvalius. Ja sako, reikėjo į kriminalinę bylą, į kalėjimą, Sadūnė. Jei, premija, siaubas, toks vilkas, dar kažkoks ten dėjom sveikatą. Reiškia, mes kovojam prieš Lietuvos nepriklausomybę, mes perversmą ruošiam. Į kalimą su džiaugsmu, bet tik už laisvą Lietuvą. Naudojamasi proga, kadangi mane girdi jos ekscelencija prezidentė, daug garbių Seimo, vyriausybės narių, teisėsaugos atstovų. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir priminti, kad Lietuva yra ratifikavusi tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo. Šios konvencijos pačiame pirmame straipsnyje sakoma, cituoju. Pirma, niekas neturi tapti priverstinio dingimo auka. Pirmas. Antras. Jokios išimtinės aplinkybės, net jei tai būtų karo padėtis ar karo grėsmė, vidaus politinis nestabilumas ar bet kokia kitokia nepaprastoji padėtis, negali pateisinti priverstinio dingimo. Todėl klausiu jūsų, ar Deimantės Kedytės likimas nėra priverstinis dingimas? Ar negalima laikyti mergaitę priverstinai dingusiai, jei ją viešai ir brutaliai paėmė valstybės pareigūnai ir apie ją jau 5,5 metų visuomenė neturi absoliučiai jokių žinių, net nežino, ar tas nežinia, kur esantis asmuo Deimantė Kedytė yra gyva? Atsakykite, prašau, ar Lietuva laikėsi, nepažeidė šios tarptautinės konvencijos? Jei taip, tai kas rūpinasi ir gali atsakyti, ar Deimantė Kedytė nėra pradanginta? Sausio 13, Laisvės gynėjų ir laisvės premijos įteikimo dieną, man nėra nieko svarbiau, kaip sužinoti atsakymą į ne vienerius metus mano širdį, ir ne tik mano širdį, draskantį neatsakytą ir nuo visuomenės visomis valstybės išgalėmis slepiamą klausimą. Todėl stovėdama šioje aukštoje Seimo tribūnoje, pirmą kartą ir paskutinį gyvenime, tiesiogiai kreipiuosi į jūs pirmuosius valstybės asmenis. Pone prezidentė, pone premjerė, pone Seimo pirmininkė, ir prašau jūsų iki vasario 16 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo dienos man ir visuomeniai viešai asmeniškai atsakyti bei pateikti neginčiamus įrodymus, kad mūsų visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kurie už mėnesio vasario 19 sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika.
O jei jį, jūsų valia ir valstybės vardu 2012 m. gegužės 17 d. atplėšta nuo artimųjų ir apsimta saugoti, saugok viešpatie, net liežuvis neapsiverčia tai ištarti, galimai yra mirusi, nužudyta. Prašau tai nedelsiant viešai pripažinti ir prisimti atsakomybę, bet svarbiausia, jei tai nėra vien iš nežinios kilę nepagristi besisielojančių žmonių įtarimai ir tokia baisi nelaimė iš tikrųjų atsitiko, pasakyti, kur yra mergaitės kapelis. Kad mes galėtume visi ją mylėjusieji, kartu su Deimantėlės seneliais, iki šiol persekiojimais, po 9 bylas, kitais artimaisiais, mergaitės užtarėjais ir laisvės bendraminčiais aplankyti, padėti gėlių, nusilenkti, kartu pasimelsti, apraudoti ir atsiprašyti, kad nesugebėjom tavęs, Deimantėlę, išsaugoti. Dieve, mums atleisk. Ir baigdama savo kalbą su didžiulė širdgėla privalau jums atvirai prisipažinti. Nežinau, kaip jūs visi, kurie mane girdite, tačiau aš, negavusi sąžiningo atsakymo į šį klausimą, tikrai negalėsiu džiaugti Lietuvos 100-mečio sukaktimi ir jos švęsti. Prašau man atleisti. Savo nekaltų žmonių aimanoms ir kančioms akla valstybė ir visuomenė, apsimetanti, kad nematė vaiko ašarų, negirdėjo jo klyksmo, švenčiant ir šokant ant savo pačios suluošintų ir pražudytų vaikų kapų, neturi ateities. Dieve, mums atleisk. Baigti noriu gerbiamo kunigo Grygo, Roberto Grygo eilėmis Mergaitės ašarais. Ten beveik kasdien būdavo, kartu su kitais 6 kunigais kentėjusiais. Jis tą parašė 3 mėnesius po pagrobimo mergaitės. Aš padėjau ant svarstyklių mažos Deimantės mažą ašarą ir prezidentės aptakius kalbėjimus. Nusvėrė ašarą, kaip usnės pūka juos. Ir aš padėjau ant svarstyklių mažos mergaitės nevilties riksmą ir Seimo, teisdarių ir paragrafų užkalbėjimus. Nusvėrė ašarą, kaip pelenus išsklaidė vėjuose. Ir aš padėjau ant svarstyklių mažo vaiko bejėgystę, išgąstį ir siaubą. Taip pat Olimpo sportininkų auksus, sidabrus ir bronzas. Ir tyro vaiko nuoskauda atsvėrė juos kaip dulkės. Mergaitės ašaroje buvo Lietuva. O kalbose, teismuose ir saliutuose tik tai išdavęs vaikas, niekas, tuštuma. Amen, aleliuja. Dieve, būk mums gailestingas. Dievas mus myli, laukia mūsų, už mus mirė ant kryžiaus, tapęs žmogumi ir pasufleravo, iš ko mes būsim amžinybėje teisiami. Tikintis ir netikintis, nesvarbu, iš kokios rasės. Buvau alkanas, pamaitinai, buvau nuogas, aprengiai, buvau ištroškęs, pagirdai, buvau ligonis, aplankėjai, buvau pakeleivis, priėmėjai, buvau kalinys, atėjai, ištiesė ranką. Ateik į amžiną džiaugsmą. Sako, viešpatie, aš tavęs nepažįstu. O tada, kada tu ištiesė ranką tam mažiausiam, nepažįstamam, kuris į tave kreipėsi, tu padėjai man. Ir atvirkščiai. Nepadėjai, eik šalin nuo manęs į amžiną kančią kartu su velniu ir jo angelais. Dieve saugo, kad ne vienas ten nueitum. Daug Dieve, kad visi būtumėm danguje ir šlovintumėm už jo begalinį gailestingumą. Ačiū ir dovanokit, aš atrodo smarkiai savo ilgų liežuvių prasikaltau. Ačiū jums.